Lapkričio 25 dieną mūsų gimnazijoje įvyko etnografiniai vakaroniai. Renginio siela buvo Klevelio vadovė ir muzikos mokytoja Danutė Klevienė. Mokiniai grojo kanklėmis, gimnazijos antrokai šoko, dainavo, linksmai nuteikė žiūrovus nuotaikingais pasakojimais. Po pirmosios vakaronės dalies 10-okai valgiais vaišino svečius. Ar nori mokiniai dalyvauja šiose vakaronėse? Labai nori. Labai nori, tai yra 9 metai ir tai yra tik antrokų. Ar antrokai šiais metais parodė ką nors naujo? Taip, labai. Kiekviena klasė parodė naują pasakojimą, tikriausiai padėjo auklėtojai, ačiū jiem. Ir labai gražias naujas dainas dainavo ir kai kurie nauji šokiai. Ar esate buvusi panašiame renginyje? Oi, ne kartą. Kaip ši vakaronė? Taip, ir čia, būtent čia buvo, ir su savo vaikais dargi buvo, ne tik viena. Ir kaip jums įspūdis? Ne, man dabar tai pavydu. Aš irgi turiu šokančių, dainuojančių, labai smagu. Ar mes išnekam, kad vaikai pamatė, tai net ir mums seriai būtų matys. Labai smagu. Jums Mes patiko? ir kiekvienais metais dalyvaujam pas folkloro festivalį, o šiandien buvom kaip žiūrovais 10-okų pasižiūrėti, daug pamatėm savo vaikų iš Totoraičio mokyklos, atėjusių smagu, kad įsijungia jūsų bendruomenė. O šiaip ateisim, kad ir su mažesniais, jau ateinančiais metais tikriausiai jūsų festivalį tikrai dalyvausim. Labai šaunūs vaikai, labai smagu, gera nuotaika, šaunvaliai. Ačiū už atsakymus.